Labą dieną. Labai smagu, kad vis dar esate šioje salėje, kad dienos pabaigą dar neišvažiavote namo. Iš tikrųjų, pasirinkau pranešimo temą tokią, kad matyt padėčiau savo ir kitiems pagalvoti apie tai, kaip padaryti projektus sėkmingai. Ta prasme, mes labai daug dabar turime diskusijų apie tai, labai didelis entuziazmas yra ir labai dideli lūkesčiai, bet jau buvo nemažai bandymų iš tikrųjų Lietuvoje ir mes tikrai turime iš ko pasimokyti ir turėtume pasimokyti iš tam tikrų klaidų. Ir ypač turim šiandien ypatingai sunkią ekonominę situaciją, dėl ko dar daugiau yra dalykų, kuriuos reikia atkreipti dėmesį ir suvaldyti savo, sakyt, lūkesčius, tikintis kažko iš konkretaus projekto. Tai pirmiausia, aišku, aš čia pabandžiau pasižiūrėti dalykų sąrašą ir pamačiau nelabai daug banko atstovų, bet vis dėlto yra, tai labai gerai, nes iš tikrųjų, kaip pačia Vidas savo prezentacijai paaiškė, kad yra tasai magiškas trikampis, kaip Europos investicijų banko atstovas sakė, niekas dabar neskolina, tai ar čia tinkamas laikas ar ne, tai iš tikrųjų mes turime matyti viską padaryti, kad projektai būtų patrauklus investuotojams ir finansuotojams, o sakykime, ar tai pasiseks, mes pamatysim tam tikrus konkursus paskelbę. Garantijų tikrai nėra, net ir labai patrauklus privatus projektai dabar itin sunkiai gauna finansavimą, tai turėti tai reikia omeny. Aš pradėsiu nuo to, kaip aš manau, kad turėtų būti projektai daromi, kad jie turėtų daugiau šansų sėkmingai pasibaigti. Ir kalbėsiu tiek apie pačią procedūrą, kaip, mano nuomonė, teisinga būtų rengtis projektams, tiek ir apie sąlygas, kurias mes galime tikėtis, kad investuotojai ir finansuotojai tikėsis iš viešo sektoriaus. Tai pirmiausia, aišku, jau daug apie tai šiandien girdėjom ir turbūt nebus perteklinis dar kartą pakartojimas, kad iš tikrųjų labai svarbu tokiam projektui yra kompetentinga projekto komanda. Tai yra, nereikia pervertinti žmonių galimybių, reikia realiai žiūrėti į tai, kad, pavyzdžiui, savivaldybės tarnautojai, jie niekada nėra padarę, jie tikrai neturi galimybės parengti visko patys kvalifikuotai. Labai svarbu turėti konsultantus ir taip, aš girdžiu ir šiandien girdėjau iš dalyvių ir praeities girdėjus, kad iš tiesų žmonės savivaldybėse, pavyzdžiui, planuodami tos projektus, jie suvokia savo galimybių ribas ir sako, mes neturim galimybės pasamdyti konsultantus. Tai aš iš tikrųjų tai sakyčiau taip, kad jeigu nėra galimybės tą projektą padaryti gerai, tai verta svarstyti iš tikrųjų, ar iš vis reikia daryti. Nes padarius daug darbo, kad ir savivaldybės darbuotojų resursais ir paskui nepritraukus investuotojo, tai vis tiek bus iššvaistyti resursai. Tai geriau tada tai, ko yra neįmanoma padaryti taip, kaip reikia daryti, geriau gal nebandyti daryti iš viso. Tai dėl to iš tikrųjų reikia projektus tos daryti PPP būdu, tuos tik tai, kurie tikrai svarbus yra tai įstaigai ar tai savivaldybei. Ir tik tai tokiu atveju, jeigu yra įmanoma kažkokį sukaupti resursų kiekį, reikalinga jiems tinkamai įgyvendinti. Toliau, aišku, labai kas yra svarbu iš pačios institucijos, kaip apsisprendimo klausimas, tai yra tinkamas institucijos poreikių vertinimas. Tai vėlgi, kaip ir girdėjom, čia buvo pavyzdžių iš pilotų projekto atrankos, kad ten šachmatų klubai ir panašus projektai buvo siūlomi. Reikia turėti omeny, kad čia mes turim kalbėti apie tai, kad čia turi būti tikrai reikšmingi tam, ar tai regionui, ar tai, sakykime, įstaigai projektai ir pakankamai dideli, nes mažam projektui tai yra per brangu rengti jį tokio sudėtingų būdų, bendradarbiavimo būdų. Toliau, aišku, labai svarbus yra realus institucijos galimybių vertinimas. Mes, aišku, turime finansų ministeriją, kuri nuo sausio 1 jau vykdys tą finansinės priežiūros funkciją, tarkim, ir padės tiek savivaldybėms, tiek valstybės įstaigoms duodama išvada suprasti, ar tai yra joms pagal kišenę ar ne. Bet čia mes turim suprasti tokį dalyką, kad jeigu savivaldybės dabar, tarkim, dabar jau turi daug vykdytų projektų, kur, tarkim, vėluoja atsiskaityti su rangovais dėl to, kad nėra biudžete lėšų, kitais metais ekonomika nesiruošia labai ten smarkiai atsigauti, vėl tų lėšų nebus ten stebuklingai daug surenkama, tai reikia turėti omeny, kad savivaldybės, tarkim, pavyzdžiui, ar ten valstybės mokumą ir sugebėjimą aptarnauti tuos sandorius, kuriuos ruošiasi jį sudaryti, kaip matėm iš galimybių studijų pavyzdžių, ten 2-4 milijonai per metus ir panašiai, investuotojai ir finansuotojai labai realiai vertins. Tai būtent tų potencialių investuotojų lūkestis tai yra uždirbti pinigų ir čia nėra nieko keisto ir blogo, jie eina į tos projektus norėdami gauti grąžą. Tai jeigu jie matys, kad yra didelė rizika, pavyzdžiui, kad jiems vėluos mokėti, ten vengs mokėti, ieškodama kažkokių priekabių, tarkim, viešo sektoriaus pusę, ar kažkokių dar tokių sunkumų kils, tai jie tikrai nenorės to rizikuoti. Todėl reikia subalansuoti savo lūkesčius su galimų investuotojų pozicija. Toliau, kas yra labai svarbu šitose projektuose, man atrodo, tai reikia labai
suvokti skirtumą tarp, tarkim, tradicinių viešųjų pirkimų ir šitų PPP projektų. Šituose PPP projektuose yra tikslas iš tikrųjų pritraukti investuotoją. Tai organizuojant procesą reikia stengtis taip įvaldyti, kad būtų kuo daugiau investuotojų pritraukta ir kuo daugiau alternatyvių pasiūlymų gauta ir visais įmanomais būdais tai orientuotis. Ta prasme, čia nėra tas pats, kai yra viešasis pirkimas, kai tarkim yra didelis pinigų maišas, europinių pinigų, reikia kažką pastatyti, tai visi rangovai ten verčiasi ir nori dalyvauti. Čia mes turim situaciją, kai rangovas, tarkim, ateina 25 metam, pats prisimdamas riziką, ar jam bus išmokėta ar ne. Ir jis realiai priima investicinį sprendimą, ar jam dėti savo pinigus į šį projektą ar į kokį nors kitą. Tai šiuo atveju jis tikrai turi alternatyvų ir šį projektą jis rinksis kaip vieną iš alternatyvų. Tai jam turi jisai būti patrauklus, kad jis investuotų savo pinigus. Tai jeigu kalbėt apie pirkimų, pavyzdžiui, dokumentus, tai vėlgi, jie turi būti kuo paprastesni, kuo patrauklesni, kad tai nebūtų kažkoks, tai sakykime, kaip investuotojų akimis išsireikšti biurokratiškas dokumentas, kur yra tik tai ribojama ir varžoma, o atvirkščiai, kad būtų kviečiama investuoti ir sudaroma galimybė verslui investuoti. Aišku, dokumentai turi būti aiškus ir tikslus, kad nebūtų ten dviprasmybių, nereikia prašinėti ten įstatymų, galima nuorodomis pasiremti. Ir labai viena tokia esminė rekomendacija, aš tai dar prieisiu prie pirkimo būdų, bet tikrai siūlyčiau nebandyti paruošti pirkimo sutarties projekto kaip privalomo ir pridėti ją prie sąlygų, bet numatyti tik tai pagrindinės sąlygas, kurių nenumatoma keisti, ar kurių nenumatoma dėrėtis, ar tiesiog kažkokį tai rėmus principus, kuriuose numatomos darybos. Todėl, kad jūs tikrai, jeigu viešas sektorius organizuojate kažkokį tai viešų pirkimų ar koncesijos būdų tą PPP projektą, jūs nenumatysite iš anksto visų investuotojų lūkesčių, galimybių pasiūlyti kažką, visų įmanomų alternatyvų. O jeigu bandysite numatyti, tai daug šansų, kad prašausite pro šalį, nes, kaip aš išsakiau, šiais laikais visiškai sunku iš anksto išprognozuoti, ar bus finansavimas, ar nebus ir kokie bus lūkesčiai. Šiek tiek yra niuansų su tom projekto sąlygom išankstiniam. Mes turim dabar nuo sausio 1 įsigaliojančią naują tvarką. Šiaip aš iš principo neturiu tikslo jos sukritikuoti, bet aš manau, kad didelis iššūkis viešam sektoriui bus padaryti projektus taip, kad jie būtų patraukus investuotojams ir taip, kad būtų įmanoma projekto metu gyvenimo būtų dėrėtis ir svarstyti visas alternatyvas, jeigu bus tiksliai laikomasi tų reikalavimų, kurie projektų rengimo tvarkoj naujoje yra numatyti. Pavyzdžiui, yra numatyta, kad galimybių studijoje projekte, kurį iš anksto turi tvirtinti, dėl kurios duoda išvada finansų ministerija, tvirtina komisija ir vyriausybė, ten turi būti turto panaudojimo būdai numatyti, tarkim, sutarties laikotarpis, rizikos pasiskirstimas, maksimali vertė projekto. Aišku, jeigu bus paskui pakeitimų, tai numatyta, kad tuo pačiu būdu galima pakeitimus suderinti, bet tai įsivaizduokit, jeigu institucija pradeda procesą, nusimačiusi kažkokias sąlygas, 6 mėnesius, pavyzdžiui, derasi su investuotojais ir gale ateina su paskutiniu projektu tvirtintis pakeitimų, tarkim, į vyriausybę, ar, pirmą finansų ministeriją, paskui komisiją, paskui vyriausybę, ir jis sako, ne, šitą reiktų pakeisti. Tai su investuotojai paskui nebepersitarsi, jeigu 6 mėnesius dėrėjais, jam nebegalėt galina datą sakyti, žinai, čia vyriausybė nepritarė, padarykim taip. Tai čia yra didžiulis iššūkis iš tikrųjų ir praktika parodys, ar įmanoma bus, sakykime, taip, laikantis šios tvarkos. Aš dar turiu šiaip iš tikrųjų ir tokių minčių, kad toj tvarkoje tam tikrai terminai numatyti tvirtinimui irgi yra ilgoki. Tai aišku, reikia tikėtis, kad finansų ministerija labai norės pritraukti investicijas labai greitai išvadas duos, bet iš tikrųjų, jeigu mes turim, tarkim, ten pusantro mėnesio laikotarpį tam tikrai išvadai gauti, tai baigus derybas tai yra gana ilgas laikas, per kurį gali tekti, sakykime, gauti galutinius patvirtinimus leidžiančius pasirašyti sutartį. Toliau, norint išlaikyti tą patrauklumą ir lankstumą projekte, kai yra siekiama pritraukti investuotoją, yra labai svarbu, kokiu būdu jis yra daromas tas pirkimas. Be abejo, pirkimai turi daromi būti skaidriai, kad konkurencija būtų išlaikoma, nes tik tai tokiu atveju mes pasieksim tą, sakykime, privataus sektoriaus efektyvumą, kurį prieš tai pristatinėję asmenys rodė viešo sektoriaus palyginamojo metodo būdų skaičiuoti. Reikia, nes jeigu bus, aišku, neskaidrus konkursas, tai ta kaina bus per didelė ir jisai nebus efektyvus. Tačiau, laikantis visų šitų skaidrumo reikalavimų, vis dėlto aš nemanau, kad tinkamas būdas yra atviras ar ribotas konkursas, todėl kad tokiuose pirkimuose reikalinga vesti dėrybas. Ir vieninteliai būdai, kaip Patilidas minėjo, iš tikrųjų yra konkurencinis būdas ir skelbiamos dėrybos, kurie leidžia tas dėrybas. Abudu šie būdai yra absoliučiai teisėti ir absoliučiai skaidrūs ir konkurencingi.